Esu Ignas Šmitas ir šoku jau 12 metų, iš kurių 8 metus profesionaliai. Propaguoju šiuolaikinį šokį. Iš šių 8 metų jau 6 metus taip pat dėstau įvairių amžių grupėms. Iš savo mokinių aš tikiuosi aktyvaus dalyvavimo pamokoje, dėmesingumo, profesionalumo bei fizinio aktyvumo. Į pamoką dažniausiai ateinu su nusiteikimu padėti tobulėti. Mano manymu, treneriai turėtų dirbti ne savo, o grupiai. Ir jeigu tuo metu išmoksime bent vieną dalelytę medžiagos, ką mokėmės pamokoje, mano manymu, tai jau yra labai sėkminga pamoka. Didžiausias įkvėpimas tobulėti atsiranda iš savo praeitų klaidų bei išgyvenimų. Jeigu sugebame išjungti savo vidinį kritiką ir stengti savo klaidas peržiūrėti tolimesniam savo tobulėjimui, manau, tada ir atsiranda didžiausias šuolis į priekį. Šokius kaip papildomą veiklą rekomenduoju rinktis todėl, kad tai skatina socialinį aktyvumą, fizinį aktyvumą, pasitikėjimą savim, kūrybiškumą, kas mano manymu šiuolaikiniam pasaulyje yra labai svarbi kiekvieno žmogaus dalis. Šokis man yra lyg kalba, kurią gali išreikšti save. Šokant gali suprasti labai daug dalykų apie save, kaip ir apie kitus žmonės, kurie juda šalia tavęs, sukuriant ryšį, kurio nelabai galima paaiškinti nešokant. Tėvų palaikymas šokiančiam vaikui yra kur kas daugiau negu vežiojimas į treniruotes ar atvykimas į konkursus. Tai yra emocinis, psichologinis, fizinis pagrindas vaikui tobulėti ir ugdyti savo savivertę. Norėčiau palinkėti atsiminti, jog šokti nėra niekada nei per vėlu, nei per anksti. Tiesiog reikia pasitikėti ir tikėti savimi.